91 sausio 13, tai buvo, jau ten ir naktis buvo, tai teko studentauti tuo metu Kaune ir aišku iš pradžių nesupratom, kas vyksta, tie neramumai tokie buvo ir aišku visų žvilgsniai jūsų akis buvo į Vilnių, kur prie Seimo, prie aukščiausios tarybos ir kitų pastatų jau tie visi įvykiai buvo. Tai studentai, nes Kaune tą žinią išgirdom apie sausio 13. Buvom, kaip ir turbūt visa Lietuva, tuo metu gyvenom vienu ritmu, vienu širdies plakimu ir vykom į Vilnių, buvau parvykęs čia į Šilalę, į Laukuvą, taip pat ir čia žmonės visi buvo su nerimu, nes niekas nežinojo, kas bus rytoj. Tikrai buvo toks dvasinis visos tautos, visų žmonių pakilimas, kad arba šiandien, arba niekada mes galim iškovoti tą laisvę, savo tėvynę, savo šalies, savo kraštą ir tą laisvę mes turim apginti. Tuo metu, tai yra 1991 metais sausio 13, man buvo, kiek pamenu, 6 metukai. Ir tą dieną puikiai žinau ne tik dėl tų įvykių vykusių prie televizijos bokštų, bet dėl to, kad tą dieną yra gimęs mano mažasis broliukas, būtent sausio 13. Ir tą dieną, kuomet dėjosi tie baisūs įvykiai, mes šventėme mano brolių pirmąjį gimtadienį. Ir pamenu, kuomet suaugusiųjų didelės akis, kuomet jie buvo išsigandę išgirdę tuos įvykius. Ir pamenu svečių bruzdėsi, nerimą ir klausimus, kas dabar bus. Turbūt nenori grįžti atmintim, kas vyko 91 sausio 13. Ir galvoju Viešpatie, kad tai nepasikartotų, nes tai buvo baisu. Dalyvaujam akcijoje, kaip ir visos mokyklos, ko gero, ir kiekviena klasiai uždega ant palangių žvakutes. Šiemet planuojame prie gimnazijos langų, tai bus gimnazijos kiemelyje vidinėme, sukurti didžiulį laužą ir prie jo dainuoti patriotinės dainas. Šiemet tai turbūt kaip ir visi, arba daug kas, tai visų pirma turim mes pradėti nuo savęs, nuo šeimos. Tai kartu jau kalbėjom, eisim ir šventąsias mišias, kurioje bus čia Šilalėje ir už laisvės gynėjus, taip pat renginiai tiek kultūros centre, tiek bibliotekoje. Aišku, 8 valandą solidarizuosime su visais ir uždegsim tą atminimo žvakutę, kad už tuos laisvės gynėjus. Šių metų sausio 13 taip pat bus man įsimintina, dėl to, kad čia bibliotekoje vyks Erškėčių keliu, knygos Erškėčių keliu 4 dalies pristatymas bibliotekoje, būtent 2 aukšte. Kodėl tai sakau, nes kviečiu ir jūs visus dalyvauti. Ir šio renginio vedėja būtent būsiu aš. Jau keletą dienų ruošiuosi, renku informaciją būtent apie sausio 13, apie pačią knygą, kad pristatymas būtų kuo geresnis ir kuo gražesnis. Tai šią dieną būtent praleisiu vesdama renginį.